Labą dieną, tai pradedam projekto viešinimą Svečių namai Bazilijonų gatvė 10A Vilniuje, rekonstravimo projektas. Tai matome, kad yra prisijungusių žmonių, tai norėtume, kad prisistatytų, kas tokie ir ką atstovauja. Nes į protokolą turime įrašyti. Ar girdite mus? Kadangi žmonės neprisistato, tai pradėsim pristatymą. Sveiki. Galiu prisistatyti, aš tik nežinau, kam jūs adresavo tą prašymą. Aš advokatas Zenrikas Cilencevičius, čia nurodyta, kas aš esu ir esu čionais Vilniaus arkivyskupijos prašymą. Jiems atstovauju, nes jie yra jūsų projektuojamo statinio, sakykime taip, kaimynai. Ir bent jau man patikta tokia informacija yra, kad pateikia tam tikras pastabas kaimynai, atstovaujami. Gavom, atsakysim. Taip, gavom čia ne taip ir senai prieš kokį 15-20 minučių, tai mes Viešinimo pabaigoje. Jo, viešinimo pabaigoje, tada, dabar pristatysim projektą, tada viešinimo pabaigoje atsakysim, paviešinsim, ką gavom ir atsakysim į tos klausimus. To prasme, jeigu vis tiek turbūt bus dar kažkokių. Sakykit, prašau, aš trumpai noriu paklausti, aš nematau kitų be manęs ir jūsų čia daugiau turbūt niekas nedalyvauja viešinime. Buvo dar prisijungęs kažkoks žmogus, Kazimieras Bagdonavičius, bet kol kas aš jo nematau irgi dabar. Jis buvo prisijungęs, bet nežinau, atsijungė gal. O sakykit, prašau, kaip maždaug jūs planuojat, kaip truks jūsų pristatymas? Pristatymas tai, nežinau, 10-15 minučių, bet pagal visas procedūras tai mes valandą turėsim laukti, vis tiek gal kažkas vėliau prisijungs, gal neprisijungs, taip jau yra. Aš tada gal laukčiau, galim gal pradėti, aš nežinau, ar čia mes turim dar laukti kažko. Ne, mes jau 5 valandą kaip ir pasakėm, kad dar palauksim 10 minučių, tai žinot, visi, negalim čia taip. Tokia procedūra, jau. Tai viešinimas... Tada pristatymą, tada aš išklausysiu, o paspręsim. Jūs matote ekraną, taip, kas paviešinta? Parašyta, bet labai smulkiai, ta prasme, kad gal jeigu kažkas svarbus, mus akcentuoti, čia jūsų projektas. Aha, dabar geriau. Jo, čia projektiniai pasiūlymai, tai yra Valentinas Vileikis projektų vadovas, aš architektas Vytautas Pocius, tai Valentinas Vileikis ir pristatys projektą. Tai viešinimui pristatomas Svečių namai viešbučio paskirties, čia būsima, reiškia, paskirtis pastato Bazilijonų 10A. Pastatas yra kadastrinis, unikalių objekto kodu 44251, randasi Vilniaus senamiestį, miesto antroji senamiesčio zonai, 50 kvartalė. Jis patenka į Vilniaus miesto gynybinės sienos liekanų. Gali prasukti tenais, tai parodysim planą, jeigu jūs nematėte, tai toliau. Bet čia, va. Iš kairės apvalus bokštas ir iki sumažinti. Iki medininkų aušros vartais vadinamų. Reiškia sienos atkarpos ir pastatų komplekso. Žemės sklypo naudojimo paskirtis yra, būtent kur nagrinėjimas pastatas, yra negyvenamiems statiniams, su gamybinėms ar komercinės paskirties patalpoms eksploatuoti. Vakarinės sklypo dalyje suformuotas, reiškia, kiemelis, kuris ribojasi su atvertų gretimų sklypų adresu Bazilijonų 10. Rytinėje pastato dalyje blokuojasi su gretimu pastatu Bazilijonų 12, pietinė fasadas išeina į gatvę, o šiaurinė, reiškia, dalis atitverta tvora, kuri ribojasi su Bazilijonų, reiškia, vienuolynu. Komplekso teritorija. Sklypo reljefas, sklype reljefo nėra, reljefas tik tai perkritimas yra
santykinį su Bazilijonų vienuolyno komplekso teritorija. Reljefas perkrenta kažkur apie 3 metrus. Sklype mūsų projektuojamo pastato jokių želdinių nėra. Rekonstruojamo pastato yra esami įvadai, sklype yra elektra, vietinis centrinis šildymas, komunalinis vandentikis, komunalinis nuotekų šalinimas ir gamtinės dujos. Vilniaus senamiesčio teritorijai šitas pastatas plane pažymėtas kaip 3 namas, o kultūros vertybių registre kažkodėl pažymėtas kaip 4 namas. Tai nesvarbu, jo objekto kodas yra tas pats. Pastatas, kuris yra, jis statytas 2 etapais. Pirmas etapas buvo 1879 metais ir perstatytas 1938 metais. Pirmas pastatas buvo pastatytas sklype Bazilijonų 10A 1878 metais. Buvusio savininko Gomolskio, dalis žemė, jis išnuomavo 2 broliam fotografam ir jie pradėjo statybą, savo fotopaviljoną. Aš nežinau, galim ten parodyti, bet toliau. Šaltiniai rodo, kad Gomolskis, ketino statyti ir namą šalia pastato, dabartinio Bazilijonų gatvėje 10. Irgi su to pačio, architekto Polozovo, pagal to pačio architekto Polozovo projektą, bet jam mirus tas pastatas pastatytas žymiai vėliau, kažkur po 30 ir daugiau metų. Vilniaus miesto nekilnojamo turto inventarizavimo dokumentai nurodytas buvusio fotografijo paviljonas ir ūkiniai pastatai. Žinių, kada kiemo pastatai buvo padidinti ir šitas pastatyti ne visai nurodomi. 1930 metais miesto magistrato statybos skyriaus davė leidimą remontuoti fotografijos paviljoną, rekonstruoti jį ir jį, parengė. 31 metais nauja savininkė prie Bazilijonų vienuolyno tvoros pastatė mūrinį ledainę ir 2 aukštų ūkinį pastatą. Prieš Antrojo pasaulinį karą pastatas buvo rekonstruotas. Lietuvos centrinė valstybiniam archyve esančioje po pastato statybos dokumentų byloje saugoma architekto Sakovičiaus sudarytas rekonstravimo projektas. Pavasarį buvo baigtas, tame pastate buvo įkurtas vaistų fabrikas. Baigto fabriko statybos to pastato buvo 1939 metais. Kai rodo inventoriniai planai, vėliau 1965 metais, fabrikas veikė ir tuomet galėjo būti iškirstos, dar sienoj, kuris skyrė sklypą mūsų nuo vienuolyno, buvo iškirsti langai. Data ir projekto šitiem darbam, aišku, nėra. Yra nuotrauka ten ir pradėsim kitur. Gal ten viršau, nesvarbu viršui. Paskui parodys. Buvo įvertintas dabartinis pastato fizinė būklė ir pastato būklė labai įvertinta, kad labai bloga, avarinė, fizinio nusidėvėjimo procentas 70,
patenkinta tik tai pastato pietinė fasado siena išeinanti į Bazilijonų gatvę. Perskaitysiu, reiškia, teismo ekspertų ir konstruktorių, kurie darė, reiškia, šitas avarinės būklės įvertinimą, kad pastatas svarbiausios konstrukcijos laikančios mūrinės sienos yra suskilusios, atidengta plyšių sienose, deformuotos grindys, deformuota laiptinė. Pastato apžiūros metu nustatyta laikančių konstrukcijų tikrai avarinė būklė ir inžinierinių sistemų trūkumas ir sudėtingų mūrinių sienų būklė. Pastato nusidėvėjimo laipsnis toks didelis, kad naudotis juo praktiškai dabar neįmanoma. Dabar apie projektą, kad rekonstravimo tikslas yra suremontuoti esamą registrinį pastatą, atlikti tvarkybos darbus, pritaikyti šių laikų poreikiams. Registrinis esamas pastatas pilnai išsaugomas savo tūriu, nekeičiamas jo architektūra, saugomos vertingosios savybės, kurios įmanoma išsaugoti. Jame vykdomi tvarkybos kapitalinio remonto darbai, bus performuotas vidinės pertvaros, nes nešančių sienų viduje nėra, pritaikant planą naujai viešbučio funkcijai. Kapitalinio, taip, projektuojamas, reiškia, šiuolaikiniam poreikiams keleivinis liftas, blokuojamas prie lauko laiptinės, kuri irgi bus atremontuota ir šitas atstatyta. Viduj, reiškia, kieme bus atstatomi buvę ūkiniai pastatai, iš kairės pusės 2 aukštų ir iš kairės pusės, kur blokuojasi prie 12 namo, 1 aukšto pastatas. Bus, reiškia, po archeologinių tyrimų atidengtas rūsys, taip, dar grįžti į rūsį. Ja. Iškastas rūsys, kad galima būtų prieiti prie buvusios gynybinės sienos liekanų, galima bus ją eksploatuoti. Tai ne eksploatuoti, o rodyti ją. Taip. Dabar į pastatą bus patenkama, reiškia, kaip ir dabar, iš kiemo į 1 aukštą, kur numatyti 4 numeriai, reiškia 5 numeriai 1 aukšte, 1 atskirai, 4 šitas pagrindiniam pastate, įėjimas į buvusį ūkinį pastatą irgi iš kiemo, kur bus komercinės paskirties patalpos. Ar grožio salonas, ar parduotuvė, ar dar kažką. 2 aukšte irgi numeriai viešbučio, ūkiniam pastate irgi 2 aukšte komercinės paskirties patalpa ir 3 aukšte 2, reiškia, numeriai svečiam. Tai tiek. Galima atsakyti dabar į jūsų klausimus, kur užduoti, perskaitysim.
Iki viešinimo procedūros gavome, čia 20 minučių iki viešinimo procedūros gavome klausimus iš, paviešinsim, gavome iš Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos, gavome 2 pastabas dėl projekto, tai gal aš jas perskaitysiu ir projektų vadovas jas atsakys. Pirma pastaba. Aiškinamajame rašte nurodyti lietaus vandens surinkimo sprendinius, įvertinus galimybę pasiūlyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir kitus tvarę aplinką formuojančius sprendinius, panaudojant susikloščiusios gamtinės situacijos potencialą. Projektiniuose pasiūlymuose prie posesinės sienos suprojektuotų naujų priestatų stogo nuolydis numatytas į gretimą sklypą Aušros vartų gatvė 7A, nenurodant, kur bus nuvestas lietaus vanduo. Vilniaus arkivyskupija gretimo sklypo Aušros vartų 7A savininkė valdytoja lietaus vandens nuvedimui į gretimą sklypą sutikimo nedavė. Aš atsiprašau, Vytautai, aš noriu paklausti, mes čia prisistatėm, ponas kažkoks kitas dalyvauja prisijungęs, matom šaltinius, tai čia gal visiems vienodai taikom taisyklės ir neprisistatys tas žmogus, nes čia jau... Jeigu tas žmogus pagal taisyklės viešinimo, jeigu jis neprisistatė, tai jis nebus įrašytas į protokolą. Mes negalim rašyti žmonių, kad jie ir prisijungia, nes tai yra viešas susirinkimas, bet jeigu jie neprisistato, ką atstovauja ar kodėl dalyvauja, ir jie nebus įrašę, tai nebus, nes tada bus pažymėti susirinkime 3 dalyviai, tai Valentinas Vileikis, aš kaip Vytautas Vocius ir jūs būsit pažymėtas, kad dalyvavot ir viskas, nes tokios taisyklės yra. Mes išmest negalim žmogaus, jeigu jis klausosi, bet nieko nesako, neklausia ir neprisistato, tai jis yra tiesiog klausytojas. Negaliu žmogaus priversti, kad jisai prisistatytų, bet taisyklės tokios yra, kad turi prisistatyti žmonės, kurie dalyvauja viešinime. Ar atsakiau į klausimą? Klausimas buvo prašymas. Ta prasme? Prašymas, kad tas žmogus prisistatytų? Prisistatyti, jūs savo pasakėt, dabar dar žmogaus galim palaukti. Pabandom dar kartą paklausti jo. Kazimieras Bagdonavičius prisijungęs yra. Ponas Kazimierai, ar pristatysite, ką atstovaujate, ar kodėl dalyvaujate viešinime, nes jeigu neprisistatysite, tai mes negalėsim pažymėti jūsų kaip dalyvio. Neatsako. Tai ar tęsime diskusiją, ar... Atsakyti, ponas Henrikai. Aliu. Jūs tęskite tada. Tai atsakysiu į vyskupijos, pirmą klausimą užduotą dėl vandens nuvedimo, pirmą pastabą. Ta prasme, ne mes čia vien tik tai mūsų norai, kodėl stogai, prie sienos ūkinio pastato vieno ir kito, buvusių ūkinio pastato stogo, ta prasme šlaito nuolydis yra lygiai taip pat kaip ir pagrindinio pastato į vienuolyno pusę, tai yra istoriškai susiformavęs stogas ir mes nekeičiam tos architektūros, o vandens nuvedimą tai padarysim šiuolaikinės sistemos leidžia nuvesti ne į jūsų sklypo teritoriją, ta prasme ne į vienuolyno sklypo teritoriją, o tiesiog viduj į savo kiemo vidaus į lietaus nuvedimo sistemą. Tai nieko čia tokio, kad stogas turi nuolydį į vienuolyno pusę.
Techninio projekto metu bus Taip, bus sprendžiamas detalizacija, visi- nes dabar tik tai viešinimas pats, pati idėja to projekto, o ne, mes nedetalizuojam, nedarom dabar lietaus nuvedimo projektą ir, ta prasme, visą projektą nedetalizuojam. Jeigu trumpai kalbant, tai buvo atsižvelgta tai, kas yra archyvose ir kokie buvo statiniai ir kokie buvo stogai, tai jie tokie ir turi likti, o vandens surinkimą išspręsime savo sklypo ribose ir kaimyninis sklypas Aušros vartų gatvė 7A neturės lietaus vandens savo sklype, nes tai bus išspręsta Bazilijonų 10A sklypo ribose. Tai čia toks atsakymas į pirmą klausimą. Tada buvo antras klausimas, juodai pažymėtas, projektiniuose pasiūlymuose prie posesinės sienos suprojektuotų naujų priestatų langai numatyti ant šiaurinės sklypo ribos. Vilniaus arkivyskupija gretimo sklypo adresu Aušros vartų gatvė 7A savininkė valdytoja naujų langų įrengimui sutikimo nedavė. Tai dabar grįšim prie šitų langų, reiškia, gali įjungti tą projektą. Prasuk, žemyn. 23 puslapis. Šitas? O, kur langai? Čia yra ne, čia yra iš mūsų sklypo, Nu, tai jo, bet dėl tų langų. pažymėti langai ir dabar yra iš vienuolino pusės, yra nuotraukos istoriniai tyrimai, prasuk, toliau, istoriniai tyrimai. Čia va, dar ir kitokie yra. Čia va matosi sienoje, reiškia, langai, sunku parodyti, yra dar nuotraukos. Gal trumpai atsakyti reikia, kad Ta prasme, mes naujų langų nekertam, naujų langų neformuojama. neformuojam šitoj sienoj, o tas, kas yra padaryta iki mūsų ir kada jie padaryti, nėra dokumentų, ta prasme, ir toks ir atsakymas bus, kad mes neprašom leidimo, nes nieko naujo čia nedarom. Tai tie langai yra istoriškai suformuoti ir jie tik tais dabar yra laikinai užmūryti, bet jie yra ir visą laiką buvo. Tai mes Taip. naujų langų nedarome, mes atstatome tai, kas buvo. Yra užmūryti, bet yra ir atviri langai. Čia, žinau. Nu, tai- Kitos nuotraukos, aš nežinau. Nu, tai atsakėme. Po to protokolą surašysim visiškiau. Tai O jūs raštu surašysit ir kažkaip atsakysit raštu? taip, mes po susirinkimo parašysim protokolo draftinį variantą, kur taip pat video bus įdėtas, bus surašyti dalyviai, bus užduoti, kokie klausimai buvo užduoti, bus parengti atsakymai ir bus išsiųstas šitas protokolo draftas savivaldybei ir dalyviams. Tai reiškia, jums, man reikės dar, kad jūs duotumėt savo elektroninį paštą ir mes atsiųsim, kurie buvo užduoti klausimai ir atsakymus. Tai aš tik tai gal norėčiau, kad jūs tos atsakymus ne man siūstumėt, o jeigu turit raštą ir iš ten, iš kurį gavot, ir nusiųstumėt, turbūt toks geriausias kanalas būtų. Tai mes nusiųsime ir jiems, bet kadangi jūs dalyvavote, Tai gavote mes, jūs irgi turit gauti tą protokolą viešinimo. Jūs norite mano adresą gal dabar, turim čia parašyti? Jūs galite padiktuoti, arba čia yra, man atrodo, chat funkcija, kurioje galite įrašyti. Nu, man rodo, kad aš parašiau. Taip, gavome. henrikas@celencevičius.lt. Tai ar čia tą pristatymą baigėt? Kol kas taip,
jeigu klausimų daugiau nėra, tai pagal procedūras vis tiek mes turim dar pusę valandos palaukti, gal kažkas dar netyčia prisijungs ar... Sakykit, prašau, jūs atsakėte ne 2 klausimus, o buvo liktai 3 pastabos, prašau, ne taip perskaičiu. Ne, buvo 2 pastabos, iš naujo Tai buvo kažkas apie sklepo statusą dar. Taip, atsakysiu dėl sklypo statuso, reiškia, pagal išrašą iš registro kadastro, tai yra pastatas, tai sklypas turi kitą paskirtį ir yra negyvenamiems pastatams, mes galim ten, tai nėra turbūt šitų dokumentų. Negyvenamiems statiniams su gamybinėms ir komercinės paskirties patalpoms eksploatuoti. Tai paskirtis nėra gyvenamoji, o yra visuomeninės paskirties. Tai toks Tiesiog klausimas toksai, kad jeigu būtų netinkama paskirtis, tai niekas iš savivaldybės nebūtų net išrašę projektavimo užduoties ir niekas net nebūtų leidę tęsti tolimesnių procedūrų. Tai paskirtis yra tinkama. Mes nekeičiam sklypo paskirties ir projektuojam pagal tai, kas... Ar tenkina toks atsakymas? Tai atsakymas toks yra, koks yra, turbūt, ar ne? Ar jis tenkina ar netenkina? Taip yra iš RC dokumentų, taip. Bet to šitas sklypas, jis istoriškai kelis kart buvo dalintas, aš turiu meni bazilionų 10 ir 10A, tai kelis kart buvo istoriškai dalintas per pusę, vėl apjungiamas, vėl buvo dalintas, vėl buvo apjungiamas, keičiant savininkam. Tai šiuo metu jis irgi apjungtas į vieną, reiškia vienas savininkas turi bendrą sklypą dabar, 10 ir 10A. Apjungtas į vieną sklypą, o visai neseniai, prieš porą metų, jis buvo padalintas. Tai paskirtis ta pati. Ir 10 yra viešbutis, bazilionų 10 viešbutis ir čia bus viešbutis ar svečių namai. Ta prasme, viešbučio paskirties pastatas.
Tai pagal viešinimo procedūros pristatymą atlikome, kadangi viešinimo procedūros turi tęstis 1 valandą, tai dar pusvalandį palauksime, gal kažkas prisijungs. O kol kas ačiū, kas dalyvavote ir Jeigu kitų klausimų nėra, tai surašysim protokolą, atsiųsim dalyviams, kas uždavė klausimus, tai arkivyskupijai, Vilniaus savivaldybei. Atsiųsim protokolo draftą, jeigu jis bus tinkamas visiems, tai pasirašysim ir išsiųsim tvirtinimui. Aš norėčiau dar sudalyvauti kaip pabaigos, nes jeigu dar prisijungtų žmogus ar institucija, ar dalyvis ir užduos klausimų, ar jūs papildomai dar kažką paaiškins, galėsiu išgirsti, tiesiog aš iš kito įrenginio prisijungsiu. Tai gerai, tai Gerai, mes paliekam įjungtą prezentaciją, ta prasme mes tik tiesiog, jeigu nėra klausimų, tai išjungsiu mikrofoną laikinai, kol... Jo, prašau. Jeigu kas domina, tai galite užduoti klausimus, atsakysiu. Čia kitą, tai iš projekto ten kitą nuotrauką gerai, mano vyro daryta, kur iš jų kiemo iškimo, tai sakiau, reikės viską. Dabar surasti,
dar kitokie. Tie ūkiniai pastatai senesni, o šitas ir tas senesni negu dabartinis pastatas. Tas paviljonas buvo, tai bazilionui 10, ta pačia architektų. Ir architektūra. Nėra pati didelė. Šalimis bazilijonų 10. Jo, tai čia va matosi užmūryti. Tai mes tikiuosi, tai jau daugiau. Įdomu. Visi gyvenimas. Taip, pradėjau sudinti šitą klausimas, Bet jisai, supranti, kad su Zdanevičiumi kaip kalbėjau, tai jisai sakė, kad tam projektas irgi kažkoks paruoštas. Iki galo ir finansavimo neturi ir jau reikia naujai tyrinėti ir viską daryti. Kad irgi gynybinis sieną atrasti. Ir čia yra. Aš taip galvoju, kad jinai sąlyginai parodyta, kad šita siena ir toliau čia yra. Tai ir yra ant tos sienos, matai padaryti. Gynybinis sienos. Logiškiausiai būtų. Tai būtų kažkas. Atsiprašau, Vytautai, galima dar patrukdyti jūs? Taip, be abejo. Toj atsiprašau. Taip, gali patrukdyti, klausom. Aš matau, kad čia jau į pabaigą, tuoj bus tos 6 yra. Ir matau, kad jūs žiūrit tuos priešprojektinius, tam fotofiksaciją kažkokią. Gal jūs dar kažką pakomentuoti, tai aš suprantu, čia dėl langų. Taip, jo, mes nuotraukos ieškojom geresnės, kur buvo klausimas užduotas arkivyskupijos, tai va čia puikiai matosi, kad tie langai yra, ta prasme, jie sami yra, tik tais, kad užmūryti kažkurio momentu buvo. Apibrėžk. Va, čia matosi, tada čia matosi, čia nelabai matosi, čia gal geresnės kokybės nuotraukos, jo, užmūrytas yra ir čia yra užmūrytas. Tai kad mes nekeičiam tų vietų ir nieko naujo nedarom, ta prasme, grinai atkuriam tai, kas buvo, ta prasme, istoriškai visą laiką, o kada ten kas užmūrio, tai jau, sakykime, negalėjo to daryti. Gal jūs galėsite referuoti dar į tą nuotrauką, kaip jūs remitės, kad, reiškia, jūs tos langus ten konstatuoja tam apsvėrime, reiškia, nes tvora kaip ir langų neturi. Jo,
mes pridėsim prie protokolo, pridėsim šitos, kur atsiuntė klausimus ir įdėsim nuotraukas prie atsakymų, kodėl mes taip elgiam, kodėl taip yra sugalvota, kad būtų aišku visiems. Gal net, nežinau, gal nuvažiuosim dar padaryti geresnės kokybės nuotrauką iš tos vidinės iš kiemo pusės, kad matytųsi aiškiai. Sakykit dar prašau, o pirmas buvo, kur klausimas reiškėsi dėl Stogo. Liepsamžajo, jūs dėl lietaus vandens, tai žodžiais tariant, kanalizavimo, tai jūs matot, kad kadangi esamo pastato, reiškis, yra toksai nuolydis toksai, tai jūs tokį ir paliksit, bet jūs kalbat, kad jūs tą pastatą plečiat, perstatot, ne, iš principo. Tai žiūrėkit, istoriškai tie pastatai buvo, tik juos nugriovė čia kažkurio momentu, bet yra likę visi pamatai, rūsys yra vietomis, ta prasme, likęs. Tai stogo nuolydį mes projektuojam toks, koks buvo istoriškai, bet, sakykime... Bet stogo nuolydžio dabar nėra, jeigu aš teisingai. Dabar nėra, nes tie pastatai yra nugriauti, ta prasme. Bet iš archyvų... Jūs randat istorinių nuomenų, kad jis buvo į teritoriją. Taip. Bet mes, ta prasme, randam yra visa istorija, ta prasme, kad tie pastatai vidiniam kieme net senesni yra negu šitas pastatas pagrindinis. Bet, sakykime, darant nuolydį į tą kiemo pusę, tai prieš sklypą, tarp sienos ir stogo galima padaryti lataką ir vidinį lataką sienoje ir tą visą vandenį surinkti nuo stogų, kad nebėgtų niekas į kiemą. Tai čia viskas įsprendžiama su nuolydžiu, tuo, koks turi būti ir kad negautų arkivyskupija vandens. Čia. Nebūtų paminklinis pastatas, mes gal kitaip elgtumėmės, bet mes negalim keisti architektūros tos, o tie ūkiniai pastatai, kurie buvo, mes tiesiog atstatom istorinius pastatus, istorinius tūrius. Ne, viskas tvarkoja, architektai, bet jūs atstatot, bet inžinierinis klausimus jūs turite spręsti, nes kaip kaimyną aš įsivaizduoju. Taip. Tai aktualus tas klausimas. Tai mes protokole atsakysime, kaip mes spręsime. Ir ta prasme, ir tas protokolas yra dokumentas, kuris eina toliau su techniniu projektu. Tai mes atsakysime, kaip mes spręsime tą vandens nuvedimą. O jau techniniai sprendimai, kad matytųsi brėžiniuose, nors šiaip mes galime ir dabar uždėti ant tą lataką, bet jau rengiant techninį projektą jau yra sprendžiami šitie visi klausimai galutinai, ta prasme, sakykim taip. Aš suprantu, pradžioje mes dabar kalbam apie tai, iš kur tas nuolydis, ne? Tai atsakymą gaus, galės svarstyti, ne? Taip. Tai gerai, aš suprantu, po 6 yra, tai gal jūs jau daugiau, čia nebegaišite. Liko 5 minutės, mes įrašinėjom, tai pradėjom mes po 6, ten 10, tai liko 5 minutės ir baigsim. Nes aš daugiau pasakysiu, čia vienu metu buvo net ir istoriškai visas praktiškai kiemas nuo šito pastato, kur, reiškia, pagrindinis pastatas. Tai nuo šitos lauko laiptinės, kur padaryta, tai visas kiemas buvo uždengtas ir visas stogas buvo nuvestas į vienuolyno, reiškia, kiemą. Bet mes tikrai visą neuždengėm, mes neatstatom pilnai tos istorinių tūrių, mes seniausiai tik atstatom. Viena, kur čia yra langai ir tas, kur 2 aukštų pastatas buvo, jis vienas seniausių pastatų, kur buvo tas ūkinis buvo ankstesnis negu šiuolaikinis pastatas. O kada jį nugriovė ir kodėl nugriovė, tai nėra duomenų tiesiog. Nerasta archyvuose, kada jos nugriovė ir jų architektūra ir dar kažką. O tas senumas, tai tyrimais kažkoks nustatyti? Ne, tai jis yra tyrimai, yra, ta prasme, visa praktinių pasiūlymų medžiagoje yra visa istorija. Tai tie pastatai, tie ūkiniai nėra ten, kad, sakykime, sovietų laikais ar kažkada, jie yra tenais apie 1,9 ten tuos pirmosius metus statyti, tai jie, ta prasme, labai seniai yra. Ir jie visą laiką buvo ir matosi žemėlapį yra tenais. Aš dabar gal... Jeigu jūs gautumėt bylą, reiškia visą tą, aš nežinau, šitas... Tuoj pabandysiu parodyti aš tos, kur ten matėsi... Sekundę, kad kadastrė net buvo jie, kiemo buvo planas ir mes žiūrėjom jį ir kad jie buvo visą laiką. Žinau, to nespėjau greitai. Va, čia jau matosi va šitas ir čia yra... Čia raudonas šitas. Jo, va, jeigu matote. Kur langai?
Jūs klausėt, vienas pastatas? ir kitas. Ir čia yra medžiaga sandėlio ir ledainės projektas 1931 metų. Bet šitas dar senesnis. Jo, bet tai čia yra dar senesnis vienas kadastras, kur matosi dar seniau jie, kad jie buvo. Čia yra va kampe šitas, tai čia yra, net metų nėra parašyta, kurių čia jisai. Bandau aš surasti. 40 metų yra. Bet buvo dar tikrai senesnis ten. Aš atsiprašau, gal jūs tą galėsit atsakymą pareferuoti Taip. kažkokius puslapius? Čia jeigu va, vėlgi matot, kadastras yra ir yra stovi pastatai va. Ir čia yra kadastras, čia dar gatvė Jancevičiaus, ne Bazilijonų, ir čia buvo buvusio fabriko Bazilijonų 12 sklypo inventorinis planas 1948, 48 metų. Tai visas kiemas užstatytas. Jo. Tai jo, mes atsakymę surašysim, ta prasme, ko mes remiantis, ta prasme, kodėl mes tai projektuojam. Tai bus į puslapius viskas sužymėta. Bet čia labai puikiai matosi vat, šitam plane vat, sklypo pastatai visi. Aš tik noriu tada paprašyti, kad jūs dar tai, ką rodot, jūs tam po to pareferuotumėt, nes aš negaliu stebėti, nes šiuo metu vykstu į kitą susitikimą jau pasibaigus pagal mano planą šitam. Tai jeigu jūs galit sureferuoti tai medžiagą kažkokią, kuri ten bus pasiekiama. Tai šitie projektiniai pasiūlymai yra pasiekiami, tai mes tiesiog surašysim puslapių, kad būtų lengviau ieškoti, ta prasme, ir viskas sužymėsim. Na taip, ir jeigu ten kažkokios nuotraukos yra kelios, tai į kurią jūs ten referuojat, pavyzdžiui, kokį brėžinį, jeigu ten... Nes aš dabar stengiausi žiūrėti, bet tikrai... Aš suprantu, kad sudėtinga. Tai žiūrėkit, gausit visą medžiagą elektroniniu paštu, viskas ten bus aišku, ta prasme, turėsit laiko ir pasižiūrėsit, nes mes protokolą turim per 3, man atrodo, darbo dienas išsiųsti, bet aš manau, kad rytoj išsiųsiu, o tada čia šventės, viską, tai bus laiko, pasižiūrės visi ir ten turbūt pirmadienį tvirtinsim jį. Nuostabu. Tai ačiū labai tada. Ačiū Jums, viešinimo procedūros yra baigtos. Ačiū dalyvavusiems. Ir kaip sakiau, protokolą išsiųsime, protokolo draftą išsiųsime ir tada jau komunikuosime toliau. Viso gero.